Hello. Žiauriai šalta, tai sėdžiu kaip močiutė susisupusi pledą ir po ilgo laiko tarpo nusprendžiau vėl papasakoti apie nuostabią knygą. Tadam! Labai gailėjau, kai perskaičiau, todėl kad labai susigyvenau. Nepaisant to, kad jau buvau mačiusi pirmą sezoną serialo, kadangi, jeigu dar kas nors nežino, tai yra ir serialas Sostų žaidimai, nors Sostų karai lyg tai verčia, žodžiu. Tai va, ir pagal kiekvieną knygą kuriamas naujas sezonas. Tai va, kad ir žinojau, kaip ten viskas vyks, kas mirs, kas gims ir panašiai, vis tiek labai skaičiau taip, kaip pirmą kartą atrodo. Ir skaičiau komentarų, kad labai trukdė kitiems tie visi prieš akis plaukiantys vaizdai iš serialo, kai negali įsivaizduoti savaip veikėjų, bet man tai visai netrukdė ir vis tiek įdomumą nesumažino. Tai va, o knyga sudaryta taip gana įdomiai, iš pradžių sutrikau, kai pamačiau, nes galvojau, nejaugi taip ir pasakos pirmojo asmeniu viską, bet nepasakoju, tai viskas ok. Kiekvienas skyrius pavadintas kažkokio veikėjo vardu ir tame skyriuje koncentruojamasi būtent į jį. Ir tai buvo keli pagrindiniai, gal 5 ar 6. Labiausiai laukdavau su Drakonų princesė, kada bus skyrius, nes jie viena mano mėgstamiausių veikėjų ir seriale, ir knygoje. Tai gaila, kad kartais tekdavo ir po 100 puslapių laukti, bet perkančias į žvaigždes. Šiaip jau vėlgi pasiskaičiau komentarų, kad labai baisus vertimas, o Dieve, kaip galėjot paleisti tokį į pasaulį. Bet man niekas nebuvo baisu. Gal todėl, kad per daug buvau apžavėta šios knygos. Toliau. Galiu pasakyti, kad man čia viskas patiko. Žiauriai laukiu, kada vėl išvers antrą dalį, bet turbūt nesulauksiu ir skaityti reikės angliškai. Gal netgi ir geriau taip. Labai iš tikrųjų greitai perskaičiau, nors nėra labai čia parodysiu. Taip, gana smulkiai parašyta ir paraštės visai nedidelės. Tikiuosi, kad matėsi. Bet, na kągi, tie graužimai per dieną po 100 ir daugiau puslapių padarė savo. Labai džiaugdavausi, kai darbe pietų pertrauka būdavo, tai žiauriai laukdavau, kad galėčiau paskaityti. Tai vat, trumpai tiek, daugiau parašysiu į blogą, apskritai apie ką knygą ir panašiai, ir kažkokias įžvalgas. Dar atsiminiau. Norėjau pasakyti, kad tokį sukurt pasaulį, čia man prilygsta beveik Harry Potteriui, nes viskas apgalvoti autoriaus iš tikrųjų iki pačių paskutinių smulkmenų, labai painios giminių linijos, tai labai gerai, kad knygoje buvo priedai ir paaiškinimai, visas kilmingos giminės ir surašyti ten jų giminystės ryšiai. Taip pat dar knygos pradžioje yra žemėlapis visų karalysčių, šiaurės ir pietų, ir labai aš ten jį nagrinėjau daug kartų, tiesiog kai veikėjai keliaudavo, tai irgi sekdavo pirštu viską ir iš tikrųjų padėjo geriau suprasti net ir patį serialą. Tai va, knyga aišku visada geriau, bet ir serialą pažiūrėjau.